Kokie skundai būna pacientų, dėl ko jie ateina apie tą koloproktologiją, gal trumpai pasiplėtot, kas dažniausiai atveja pas chirurgą? Būtent jau kalbam, kai tenka taikyti tą mažąją chirurgiją. Tai ta mažoji koloproktologija, dažniausiai kas skundas kažkoks darinys išangės srityje, kraujavimas, skausmas, dažniausiai atveja. Toks visiškai praktinis klausimas, galbūt praktiniai jūsų kaip chirurgo patarimai. Jeigu turim, tarkim, darbingo amžiaus žmogų, dirbantį kasdien, turintį savo šeimą ir visą kitą, kokie yra pagrindiniai požymiai, kad reiktų pas chirurgą pasirodyti, nors kažkokių labai aiškių simptomų ir nėra. Ar tai kažkokie dariniai, guzai, ar kažkokie savijautos skundai, kas būtent atveja pas chirurgus ir dėl ko galbūt reiktų sunerimti ir pasirodyti pas chirurgą. Čia toks praktinis klausimas, žinutė mūsų žiūrovam. Tai aš manau, kad jeigu įprastinė kūno išvaizda pasikeičia, kas mano srity, tarkim, kažkoks tai atsiranda guzas, taip jau kalbant paprastai, ta vadinama išvarža, tai reiškia, tai yra nenatūrali būklė. Reikėtų pasirodyti, kreiptis, o jau chirurgas matys tai, ar tai darinys kažkoks užaugęs, ar tai susidariusi išvarža, padarys tyrimus. Mes dabar chirurgai praktiškai visi darom konsultacijos metu echoskopiją. Tai iškart sprendimas, nereikia pacientui kažkur laukti, dar registruotis kitam tyrimui, paskui vėl grįžti pas chirurgą. Ateina pacientas, jeigu tu matai, ką reikia, papildomą paskiri jau kažką jau išsamaus ištirti. Bet svarbiausia, kad stebėti savo kūną. Labiausia gal specializuojuosi į pilvo išvaržų gydyme, tulžies pūslės akmenligės gydyme daugiausia. Ir paskui smulkioji koloproktologija, tai čia įplyšos, hemorojus, dariniai išangės srityje. O kaip jūsų praktikoje, ar daug tų užleistų atvejų, kur ateina ir sako, kur jūs buvote anksčiau? Dabar retai, gal nėra taip daug. Vis tiek pacientai darosi sąmoningesni ir pastebėję net ir, kad, tarkim, kas vyrams būdinga, tarkim, kirkšnies išvarža, dažniausiai operuojantį daroma operacija pasaulyje, suaugusių chirurgijoje. Tai pamato kažkokį jau netokį vaizdą veidrodyje ir skuba kreiptis. Tai būna, atrodo, ateina visai negreit. Praėję, kiek paklausė, 2 savaitės, 3 savaitės, realiai kol patenka pas šeimos daktarą, gauna siuntimą ir kreipiasi. Tų tokių užleistų, didelių išvaržų jų vis mažiau. Aišku, pasitaiko ir tokių atvejų, kur paklausė, kad tikrai gal galėjote ir anksčiau, tai pacientui gal tas nėra svarbu, jis operacijos metu miega ir nieko nejaučia, bet chirurgui tas svarbu, kuo mažesnė išvarža, tarkim, ar tas pats tulžies pūslės akmenligės gydymas, jeigu neužleistas, tai lengvesnė operacija ir pacientui gerai, ir chirurgui saugiau. Dar viena mita, kad jeigu išvarža yra maža, tai operacinio gydymo kaip ir nereikia. Jeigu didės, tada tik tai galima galvoti apie tai. O kaip jūs manote? Aš visada rekomenduoju kuo greičiau. Tai kuo mažesnė patologija, išvarža, tuo lengvesnė operacija ir greitesnis pasveikimas. Kalbant apie pačias išvaržas, kokios išvaržos visgi pasitaiko dažniausiai, nes tų pilvo sienos išvaržų yra ne tik kirkšnies? Tai dažniausios yra ventralinės, kas būna, vidurinės pilvo linijos išvaržos, bambos, kirkšnies ir pooperacinės. Po atliktų didelių operacijų dažniausiai susidaro. Tai gali būti ir operacijos po onkologinių susirgimų gydymo, ginekologai, urologai operuoja. Tai kartais mums po to reikia įsikišti dar kartą. O kokie požymiai rodytų, kad reikia jau keliauti į priėmimo skyrių ir čia delsti jau nebereikia, būtent kalbu apie įstrigimą, nes irgi tokia galimybė tikriausiai yra. Tai va čia tas ir yra, laiku neoperuojant išvarža didėja defektas pilvo sienoj, per kurį veržiasi vidaus organai ir kažką tai sunkiau dažniausiai būna staiga, pasilenkus, kažką sunkiai pakėlus, pajunta skausmą. Tai pro tuos išvaržos vartus išsiveržia dažniausiai ar žarnos kilpa, ar taukinė ir nebegali sugrįžti. Vartai maži, užspaudžia tą organą, sutrinka kraujotaka, atsiranda stiprus skausmas, darinys guzas buvęs anksčiau mažesnis, didesnis ir pranykstantis,
lieka vietoj. Tai šiuo atveju, reiškia, jau yra gyvybė pavojus. Suprantu, jeigu stebim skausmingą, kietą guzą, kur galbūt prieš tai matėt neskausmingą arba iš viso jo nebuvo, tai jau tada geriau nieko nelaukti ir keliauti į priėmimą, ar dar pridėtumėt kažkokių fondų? Geriausia būtų keliauti į priėmimo skyrių ir dažniausiai netgi iš priėmimo beveik ir tiesiai į operacinę pacientai patenka. Nes čia svarbios kiekvienos minutės. Kuo greičiau atliksi operaciją, tai išlaisvinsi tą įstrigusį organą, greičiausia tai žarnos kilpa, nereiks atlikti didesnės operacijos. Kokia yra praktika pas suaugusius? Tai apžiūra ir apčiupa pirmiausia tai paprasti klinikai. Jeigu tas jau išvaža didelė, tai ten akivaizdžiai matosi, nereikia net ir jokio ištyrimo, bet remiamės ir radiologiniais tyrimais. Tai ultragarsas pirmo pasirinkimo, ką mes matom, ar ten žarnos kilpa jau lenda, ar tik tai taukiniai įlindus, ar strigimo yra požymiai, nėra, tą gali pamatyti. O jeigu yra nedidelis, kažkur, kur tik tai jau dažnai jau būna ir sportininkų tos išvaržos, tai reikia kartais pasiremti ir sudėtingesniais tyrimais. Kalbant apie išvaržų gydymą, tai jau reziumuojant, kad taip, gydymas operacinis, tačiau tenka girdėti tikriausiai pacientam įvairiausių būdų. Laparoskopija, atvira operacija, tinklelį naudoja, mes pas vaikus nenaudojam, tarkim, pas suaugusius dažniausiai naudoja. Ir kaip jūs atliekate tas operacijas, jeigu taip trumpai? Dažniausiai atliekam laparoskopiškai. Naudojam laparoskopinę įrangą, naudojam sintetinį tinklelį. Recidyvų atkryčių atveju dažnis yra ženkliai mažesnis negu atvirų operacijų ir vėlgi priklauso dar nuo paciento. Jeigu paciento amžius, gretutinės ligos, vartojami medikamentai, tai kartais renkamės atvirą operaciją. Vien dėl to, kad narkozės taikymo būdas, ne bendrinė neutra, prie laparoskopinės operacijos jau pacientą operuojam tik tai su bendrinė neutra. Ir kokie yra pagrindiniai būtent tulžies akmenligės požymiai, kada žmogus gali sunerimti, kad jisai turi tą tulžies pūslės akmenligę ir reiktų kreiptis į gydytojus? Pirmiausia, turbūt pacientai dažniausiai po valgio pajunta kažkokį tai diskomfortą, po dešinių šonkaulių lankų, duobutėj vadinamoj, atrodo pacientams, kad lyg tai skrandis neveikia, nevirškina. Tai dažniausiai šitie simptomai juos kažkur tai ir atveja pas gydytojus. O būna, kad ir pajunta skausmus. Tai tas skausmas tikrai yra stiprus, dažnai plintantis į nugarą, kartais net ir į širdies plotą būna, kas imituoja kažkokią tai širdies patologiją. Tai tokie pacientai papuola pirmiausia į skubios pagalbos skyrių, ten gauna vaistų, gydymą ir atlikus tyrimus nustatomi, kad yra tulžies pūslės akmenligė, priepuolis. Kas yra ta dienos chirurgija, taip labai paprastai paaiškinkit mūsų žiūrovams ir kodėl tai yra patogu pacientai. Tai kad ateina pacientas ryte, turi laiką nustatytą, konkreti valanda, ateina, atliekama operacija, po operacijos priežiūra, slauga, būklės įvertinimas ir jeigu jis gerai jaučiasi, greitai grįžta į savo natūralią aplinką. Kaip suprantu, dauguma pacientų išrašo tą pačią dieną, pasitaiko atveju, kad tenka palikti pacientus ilgesniam laikui stebėjimui arba kažkokiems skundams išaiškėjus. Gal ne tiek, kad skundams, bet pacientai renkasi, tarkim, gal toliau gyvena, tai gal vykti po operacijos nėra patogu namo į automobilių, tai yra galimybė palatoje pasilikti, tam sudarytos sąlygos. Ir pacientas faktiškai dabartinė dienos chirurgija turim 12 valandų. Pagal Lietuvos visus įstatymus, tai jau likimas po 12 valandų skaitosi viešbučio paslauga. Tai mūsų klinikoje, ką mes turim, tai realiai tai ne tai, kad viešbutis, bet pacientas turi savo palatą, turi priežiūrę, slaugytoją. Yra geriau netgi negu viešbutis. Kokio amžiaus pacientai dažniausiai būna operuojami dėl tulžies pūslės akmenligės? Dabar įvairiausi, nuo 18, nors kas anksčiau nebūdavo vaikų liga, ir iki 100 metų. Teko vieną kartą pro 95 metų. Senoliai ir puikiai dienos chirurgijoje vakare iškeliavo namo. Ar pritartumėt, kad ta liga vis jaunesnius
paima ir dėl to gyvenimo būdo, dėl visos mitybos, kas anksčiau būdavo vyresnių žmonių liga, dabar jau turim tikrai ir jaunuolių, nes pas vaikus mes tą stebim, o pas suaugusius. Tai manau, kad čia tas įtakoja. Gal gyvenimo būdas, mitybos ypatumai, aktyvumas, tas pats fizinis turbūt, gėrimai, galbūt tas maistas kažkoks yra pasikeitęs, kuris nėra toks geras kaip anksčiau, įtakoja tuos pakitimus. Turbūt paprasčiausia, jeigu turit kažkokią problemą, kurios nebuvo, reikia kreiptis pas specialistą. Nebūtinai pas chirurgą, bet pirmiausia pas šeimos gydytoją ir jis nukreips reikiamą linkme, atliksim tyrimus ir jeigu reikės, suteiksim pagalbą.